Ji yra moksleivė ir gyvena su tėvais. Pabandom. Vienam sunku, sudėtinga, bet kaip skambinu Estrela Double, kokį 3 ar 4 kartą visada yra užimta. Šiurkščiai arba švelniai. Su kuo tu, Vaida, gali kalbėti? O, dabar turėjo būti gerai. Klausau. Vaida, čia tu? Klausau. Ar čia tu? Alio, čia tu, Vaida? Ar tu mane girdi? Kokiam ji ten gyvena? Dar kartelį. Klausau. Vaida, Klausau. ar tu gali su manim kalbėti? Galiu. Skambinu tuziną kartų tau. Tai užimta, tuziną kartų skambinu, sakau. Tikrai netuzina vieną kartą. Ja, vieną kartą. Visada užimta arba numetė ragelį. Ne, pirmais kažkas ten pas tavęs labai ūžė, tai aš negirdėjau. Nieks neužė, aš skambinu iš normalaus telefono. Pas tave, kur tu gyveni? Toli. Nu tai sakau, tai užlipk ant kalno, kad girdėtus. Su kuo kalbu? Andrium, Kokiu Andrium? Tamašausku. Nepažįstu. O tai kas, ką nepažįsti? Tai visus dabar Lietuvos gyventojus turi pažinoti, ar ne? Būtų neblogai. Būtų neblogai. Tai labas, aš Andrius Tamašauskas. Man 19 metų. Malonu. Man irgi malonu. Kaip tu, Vaidut, gyveni? Puikiai. Klausyk. Klausau. Šiandien sueina lygiai metai, kai aš esu Lietuvoje. Ohoho, Taip. sveikinu. Jo, ir per tą laiką nei vienos merginos aš neturėjau. Nu va. Jo, ir kažkada Facebook'e pamačiau tave ir pagalvojau, kad tu galėtum būti mano mergina. Kurgi ne. Nu taip. Aha. Tu visai nieko atrodai. Kalbi, na, reikėtų dar kažkur pasitobulinti, bet viskas su tavim daugiau yra kaip ir gerai. Beje, kiek tau metų, aš tik šito nežinau. 18. Tai gerai, man yra 19. O, šaunu. Aš metus gyvenau Londone. Taip. Ir grįžau, žinai, dabar jau metai prabėgo, kai Lietuvoje gyvenu. Žaidžiu krepšinį ir ką, ir daugiau nežinau. Tiesiog laukiu vasaros, kada, žinai, galėčiau pailsėti. Nes artėja krepšinio čempionatas, žinai, tai reikia susiimti labai. Tai žinoma. O kaip tavo dienos bėga? Puikiai. Egzaminai ant nosies ir daugiau nieko nematau. Tai tau irgi turbūt trūksta vyriškos šilumos, ar ne? Ne, netrūksta. Tai kodėl? Nes aš neturiu laiko galvoti apie tokius dalykus. Tai atėjo metas jau pagalvoti, nes pavasaris sušilo orai, žinai. Iš kur tu mane pažįsti? Aš tavęs nepažįstu, Vaida. Iš kur numerį gavai? Davė tavo draugas. Koks? Tomas. Koks Tomas? Klausyk, aš tavo draugus pažįstu, ar tu savo draugus turi Nu pažįsti? tai pavardę pasakysiu. Aš neatsimenu pavardės. Toks aukštas. Neturiu draugo Tomo aukšto. Nežinau tada. Nu, nesvarbu. Žiūrėk. O iš kur tu esi? Iš Šiauduvos. Šeduvos. Aš matai Šiauliuose dabar. Tai netoli. Nu, tikrai, kad netoli. O kada tavo egzaminas? Rytoj. Koks? Lietuvių. Lietuvių rytoj egzas? Taip. O ką ten daryti reiks? Rašyti. Daug. Supratau. Bijai? Šiek tiek. Klausyk, o jeigu aš po egzamino atvažiuočiau tavęs pasimti, gal kur nors prie pabūtumėm, nu, prie ežeriuko kokio nors? Nežinau. Kodėl? Nes apskritai neįsivaizduoju, kas tu esi iš vis. Nu, tai paklausk, tai turi kelias minutės sužinoti, nu, tai kaip man daugiau prisistatyti, ašgi neįlysiu telefoną ir neišlysiu pas tave. Tai paklausk, kas tau įdomu, aš atsakysiu. Iš tikrųjų dabar nelabai turiu laiko klausinėti daug. Nu, tai nedaug, keli klausimai ir viskas. Dabar net taip staigiai nesugalvoju, ką paklausti. Nu, gerai, mano ūgis yra 1,92 m.
Esu tamsių plaukų, šiek tiek ilgi plaukai, tokie kaip jasaičių. Akis rudos. Nu ką, esu sportinio sudėjimo, nežaidžiu krepšinį. Kas dar? Brolių neturiu, seserų neturiu. Tėvai gyvena mano jau senai Amerikoje, aš tiesiog esu vienas, gyvenu dabar Šiauliuose, nes žaidžiu krepšinį. Aišku. Tai vat. Ir turiu daug laisvo laiko, nes treniruotės būna ryte, paskui 1 valandą ir vakare, tai 3 kartus per dieną. Aišku. Ai, labai čia tu mane sugluminai. O kodėl suglubinau? Nežinau. Labai keista. O kas keisto? Netikėtas skambutis. Nu jo, aš gal irgi galvoju tai, bet matai, iš tiesų, kaip čia tau pasakyti dabar? Man atsibodo būti vienam. Pas mane tų mergų, dieve mano, žinau, visada buvo ir yra, bet aš kažkaip galvoju, kad man nepatinka merginos, kurios lipa pačios ant kaklo. Savaime suprantama. Supranti, pavyzdžiui, aš nueinu į klubą, ne į Šiaulių Martinį kokį, arba Pegasą. Tai aš nespėjau įeiti, žinok, jau krenta po kojom, kaip nežinau. Ir man tas nervina, nes, nu, ta prasme, nėra, žinai, dėl ko parintis. Man patinka, pavyzdžiui, kai mane atstumia, kai numeta ragelį. Va tu, šiandien skambinau tau 4 kartus ir tu man numeti ragelį, žinai. Man iš karto parkės prasidėjo ir aš tada sakau, blemba, kodėl taip elgėsi, žinai, tai vat norisi užkariauti. Ir viskas. Aišku. Nežinau dabar ką pasakyti, nes iš tikrųjų nelabai laiko turiu, tai... Nu tai ką tu veiki, aš nesuprantu. Dabar aš turiu išeiti trumpam. Nu taip, skambinu aš vienatinį kartą, visiškai. Gal paskui daugiau nepaskambinsiu. Dabar tau svarbiau išeiti kažkur. Dar kelias minutės galim pakalbėti. Ne, aš nenoriu pakalbėti, aš noriu su tavim susitikti. O galiu aš, pavyzdžiui, dabar atvažiuoti pas tave? Ne, dabar ne. Aš manau, kad tu turi vaikiną. Ne, neturiu. Neturi? Ne, neturiu. O turėjai? Prieš kažkiek metų turėjau. Tai jeigu tau dabar 18 prieš kažkiek metų, tai ką tu, kai 9 metai buvo draugavai? Prieš 2 metus. 16, ar ne? Taip. O tu jau kalta? Ką? Kalta jau? Toks klausimas neatsakinėjai. Nu, man svarbu. Na ir? Nu, tai paklausiu, atsakyk. O aš neatsakysiu. Kodėl? Nenoriu. Žinai, jeigu tu taip sakai, tai reiškia kalta jau. Čia mano asmeninis reikalas. Kalta tu? Čia mano asmeninis reikalas. Bet tu kalta? Čia mano asmeninis reikalas. Nu taip, bet tu kalta. Nesvarbu. Aš irgi kaltas. O, aš tai. Net sutarim. Klausyk, jeigu aš rytoj atvažiuočiau, pavyzdžiui, po Egzone, o kur tau čia Šeduvoje, kažkur centre bus? Ne, Šilaliai. Šilaliai, o blema, toli. Nu, bet nieko. Su savo tagi panterikė atskriesiu. Ir, nu, nežinau, į gerą orą rytoj praneša, tai galėtumėm prie žeriuko kokio. Nenori? Gal rytoj tada? Nu, tai rytoj. O kaip tu atrodai? Kaip žmogus. Tai žmogus. Tai žinau, kad nebeždžionė, bet vis tiek. Kiek sveri? Nedaug. Kiek nedaug? 50. O Jėzau. Aš tai 9-8. O. Nu, tai mano ūgis didelis. Aš nesu storas, bet, nu, pasportavęs, žinai. Suprantu. Supratau. Klausyk. O jeigu aš tau pasiūlyčiau, nu, tiesiog kažkaip, galbūt mano merginą sutiktum? Aš nesu mačiusi, aš nežinau, kas tas ir tokius kvailus klausimus uždavinėjai. Tu gali, žiūrėk, į YouTube įvesk, tai labai daug pas manegi tų yra, nu, prifilmuota. Aš kai žaidžiau Londone krepšinį, tai yra labai daug į YouTube prikelta, žinai. Ir galėtum pasižiūrėti. Tu esi prie internetą gal dabar? Dabar nesu. O kada galėtum būti? Vėliau. Dabar negali prieiti? Ne. Supratau. Žinai, mano ten, kaip vadindavo mane Londone, koks mano tas nickname'as buvo? Na, sakyk. Nesigirdėjus? Ne. Bliama, taigi rašo spauda čia viską. Nežinau. Iš R raidės. Nežinau tikrai.
antra raidė A yra? Nežinau, sakyk. Trečia raidė D. Rad. Ne, Radžis. Radžio. Radžis. Ne, trečia I. Nu geriau sakyk. Tiesiai šviesiai. Penkta S. Tai sudėk, kas jau gaunas. Aš jau pamiršau, kokią sakei pačią pirmą raidę. R. A. D. I. S. Radės. Po to T. A. I. Dabar tu pasakyk. Tiksliai. Radistai. Aišku. Estrella, Double Hero. Labas, brangioji, tau skambina radio stotis ZIP FM radistai. Jonas, Rolandas ir Justinas, bet aš esu dabar vienas, tai su tavim kalba Jonas. ZIP FM. Labas. Labą vakarą. Apgavau tave. Supratau jau. Joks nesu krepšininkas, tiesiog tave užregistravo tavo draugė. Palauk, pasakysiu, kuri. Aristida. Aišku. Ir rytoj, žinok, ant jos Facebook sienos Aristidos šitas skambutis atsiras, nes dėka Estrella Double Hero, būtent jie pasirūpins, kad šis skambutis, toks pusiau meilės, romantiškas, atsidurs ant jos Facebook sienos, tai galėsi pasišėrinti ir duoti savo draugams, kaipgi tave kabino žymus krepšininkas iš Londono. Aišku. Iki. Visą gerą. Oi, kaip man patinka kalbėti su teenageriais, jūs neįsivaizduojat. 'Cause I like the way it hurts.